Aš Aldona iš Žlibinų kaimo bibliotekos ir šiandien tinklalaidėj skaitau ir gyvenu, kalbinu savo bibliotekos skaitytoją Dangirutį. Dangirutį, gal tu gali trumpą prisistatyti, papasakoti biškėlį kažko tai apie save? Gerą. Aš esu Dangirutė, Pakalniškienė, gyvenu Žlibinus, nu pat mažų dienų ėjau į Žlibinų mokyklą, baigiau, tim pat visą likau gyventi. Šiaip esu didelė užėjim žmogus. Dalyvauju šokių kolektyve, dainavau kažkada, daug skaitau, bet to turiu labai daug įsipareigojimų savo šeimą, anūkams, kaimynams, draugams. Vienu žodžiu, visur gyventi, ne tik tą skaityti, bet ir gyventi, draugauti. Tai matau, kad esi užsiėmusi labai, bet mėgsi skaityti, sakykime, o kas įtakoja tau to skaitymą? Kas padėjo, kas uždegė? Aš galvoju, kad mažų dainų kažkaip mama mėga skaityti, visuomet mažim būdavo užsakyti žurnaliuks Genys. Paskiau tėtis labai skaitė knygas, iš tų senėlių, iš labai senų laikų. Aš tokį istoriją sužinojau, kad Garbenčia buvo labai tokie apsišveitę žmonės, čia iš Tėvelpos. Ir kad anie neturėjo mažvydą katekizmą. Ir prijauti tiem žmonėm, kurie neš knygas, knygnešiam, net pagelbėdavo. O anie gyvenčia Kapsudžių kaime. Tai va, tas matyt ryšiai su to skaitym, su to knygom vis tiek yra atėjęs iš tėvų. O mano mama, kadangi dirba parduotuvėje, aš kaip dabar pagalvoju, kaimo krautuvė kas būdavo. Būdavo maistą produktą, seniau kutem būdavo, tai konserva, dauna, milta, cukrus, druska, kibirą į vienis. Bet man visuomet atsiveždavo parduoti knygų. Šaunuolė? Ir taip būdavo labai įdomi, nes mes vakar edavom gimėm dieną kokį bus, jau nubėgi parduotuvę, nusipirko knygelę, ką galėtum padovanoti savo klas draugų. Tai tada išskaitėms, pat vaikystės tave lydė ir turbūt lydės visą gyvenimą iki pabaigos, ar ne? O kokias to knygas, kokią literatūrą mėgsi skaityti? Daugiausia mums patinka grožinė literatūra. Bet tinka tai grožinė literatūra, kad yra įsupinta su istorija. Su tikras istorinės faktas ir aniai būna paremti, taip gražiai apvilkti. Ką pasakyti, gražiai rūbą to nevilkti, kad ta istorija būna įdomi skaityti. Pavyzdžiui, kaip Sabaliauskaitis, kad Petro imperatoriai, mes iš tikrųjų matom savo ton istorijai visai kitaip, negu pavyzdžiui, mokyklų ten vadovėlė būtų pateikta, kaip ta istorija vyka. Nes to matą vaizdžiavam pavaizdauti lengviau atsiminti ir čia patinka istorinis. Ir detektyvą patinka, bet detektyvą nepatinka tai, kokie buvo labai susmurtinę tokie, bet tokie lengvesni. Lengvą turinį. Lengvesnį turinį. Tai, kaip supratau, iš lietuvių autorių tau labiausiai patinka Sabaliauskaitė. Ne visai. Aš pirmą vietą duodu Romualdo Granausko. Dėl to, kad kažkaip Granauskė ta visa kūryba ant to ir artėja mūsų žemaičių širdys. Nes kada tu skaita kūrinį, tai tu matą taip daug žemaitiškumą, kad kažkaip pasijauti, kad tau žmogus čia yra. Kad mums rašo mums žemaitėm, nes daug tų žemaitiškų žodžių, išsireiškėjimų, netgi posakių tokių gali rasti kūryboje. Man tai Granauskas pirmo veitų. Pirmo veitų Granauskas. O kaip tau užsieniečių rašytojų, kas nors taip jau prieširdiais? Užsieniečių rašytojų ir įdomių daug knygų. Bet ką pasakyti su atmintelėm, nelabai tus autorius aš atsimenu. Tai gal knygas pavadinimą žino? Tai
tokį vieną iš tokių geresnių, kad kur gėda vėžiai buvo, paskiau drugelis, prancūzų, bet ten jau tokį istoriją pabėgėjimą aprašyta, kad kada perskaičiau Šantaramas apie Australijos iš kalėjimą pabėgusi žmogų, uns apie save irgi rašė, ten vis gyvenim, kaip uns ten bėga, kaip gyvena. Bet drugelis tai viskas, pranoka visko. Ir negali įsivaizduoti, kad žmogus tai galėjo išgyventi ir išlikti gyvam. 8 kartą pabėgėjom iš tų kalėjimų, kur prancūzų gyvena, ten salų išvežti ir mums buvo iš tikrųjų nekalta nubaustas. Tai ta katorga ten. Ta knyga tokie jau daugiausia, tokie įsimintiniausi turbūt, ne? Jo, tokie. Nu, o kur gėda vėžiai, tai kažkaip man labai tos mergaitės turi labai užkabin. Ir aš vis laiką kažkaip pagalvodavau, jeigu atsitiktų mano anūkė taip, galvoju, siaubinga išlėkti tokia mažam vakų, išgyventi, išėti ir išsislapstyti. Ir paskiau, kaip nusikaltėm, tu da padaro, bet taip gražiai užmaskauta, kad pabaigu. Tai va, sakyk, kokia tavo nuomonė būtų, ar įsimintiniausia knyga, galim dėti tarp įsimintiniausias knygas lygybės ženklą ir tarp knygas, katra ir gera. Dažnai sakom, gerą knygą, perskaičiau gerą knygą. Nu, įsimintiniausia, tu katra įstringi, tu gali kiekvienam žinau pasakyti, kad va, pabandyk paskaityti, paiškusti tokių įdomių dalykų. Nu, gera knyga, bet gal man greičiau užsimiršta. Aš taip galvoju. Jau prie geros knygas, jeigu perskaita gerą knygą, vis laiką kažkur tai grįžti, kažkokį tai mintį perskaitys, vėl nori pakartoti. Nu jo, minčių gali prisigaudyti ir užsirašyti, ir šią panaudoti gyvenime gal kokiam nors progą. Ar tekas, perskaičius kažkokį pastraipą, posakį, ar mintį pritaikyti gyvenime? Nu, teka, kartais būn šventi kokį nors, tokį, žinai, bet turi pasižiūrėti iš anksto, atsiminti, nes kažkaip ekspromtų visada pušė. Tai, kaip supratau, tai daugiausiai tau patinka proza. O kaip su poezija, ar draugauji? Poezija kartais reikalinga, kada nori kokį nors sveikinam parašyti, arba kokį nors mintį išreikšti. Nu, man patinka, aš turiu pavyzdžių, man tinka daugiausia žemaitiška kūryba. Nežinau dėl ko, bet turiu savo motins kalboti, nes eilėraščių rinkinys ir mūsų žemaičių autorių sukurtų. Ir kažką tuos eilėraščius tu matą, tikrai tai gyvenimą aprašyti. Ir turim, kad tik prisiminiau, kaip apsidžiau kaime, tu Stef Petreikienė, ant Labakoro eilėraščių. Ir ant sukurton eilėraštį, ir ant tom patį žemaitišką eilėraštį išverti į literatūrinį kalbą, bet mums pradingsta ta mintis, tas gražoms mums pradingsta. Literatūrinė kalba pradingsta. Literatūrinė kalba mums pradingsta. O žemaitiška kažkaip, atrodo, čia dėjai padėjai, kaip į taip sako, išviriau sriubą, ane? Sako, išviriau potras vakoje valgyti. Tai ta potra nei reibė, nei daug bolivą, nei daug daržovių. O čia sriuba, vandenėlis. Tas vaizdavo. Tai dabar tu man pasakyk, mes kažkada per popietį skaitau ir dalinuosi tenai, ką perskaičiusi, kalbėjai apie Pakalniškį knygas, kurios tau labai patinka. Aleksandra Pakalniškį, bet uns jau ir amžinatėlis, jau vyksta nemirs. Ir čia labai sen laiką iš tų laikų, kada mums aprašo, kad buvau students, į 9 knygas išleistas, mes ant vis turėjom nusipirki. Labai įdomus aprašymas apie ton senų vinkaimą, apie ton gyvenimą. O šiaip mums tas, kai prasidėjo karas, įsibėga, kaip į daugelis, įsibėga į Ameriką, į ten apsigyvena. Bet tas Pakalniškis, ano brolis, Aloizas, buvo žmona pasiėmęs dantistį. Ir jam buvo čia plungė, visiems labai gera žinoma.
kad Pakalniškienė geriausi dantisti buvo. Ir buvo taip, kad kai jau išleisdavo išvažiuoti į Ameriką, ta dantistė nuvažiavusi, Emilija vardu, man atrodo, buvo Emilija Pakalniškienė, nuvažiavusi klaus, tas Aleksandrus, nu kaip tu Lietuvo, kaip ten žmonės gyven, vis sovietmetį tam, vo Jėzau, nu niek nepasako. Bet ten taip prisipirk daug, tų visokių drabužių, jau grįžti numus čia į Lietuvą, atvažiausiu vien lagamenų, išvažiau jau su 9. Nu, ten pridovanuoju, ten aplinkinė, tai lietuviai, tų drabužių, tų daiktų, vežu, prisikruoju. Sako, aš sėdu galvoju, sepraš knygų. Kaip tu matriškelį persiveš visko? Nu, bet nieka, ilgai tai vežima tokie, ten jau gal prisikrauti tortą, parvažiavau į Lietuvą. Nu, susiskombinsiu tau broliu, nu, sako, nu, kaip man parvažiavau, skom pasako, kaip tu Ameriko. Vo Jėzau, sako, vo Jėzau. Ir vėl tom pat, vienu žodžiu, ten buvo apstaubusi nuo to gyvenimą. Vo čia iš Lietuvos, ko norėjai papasakoti irgi, apie ton vargą, vo Jėzau. Nu, tai va, ta įdomi, tokiais nuotraukas. Geras rašytis nuotraukas iš tų knygų. Bet būn tokių knygų, katros neprilimp, nesiskaita, ar neužkabint, ko su tokiom knygom veikia? Esu įsikonkėdžiu su vieną knygą, nu galvoju, reikia gal, kaip nors anon reikia užbaigti. Nu, paskiau kažkaip į galą, kad pradėjau suprasti, su filosofijai, kada jį daugiau sunkiau. Nu, galvoju, gal nieka, žinai. Bet jeigu jau pradedi, ir tu turi ten konkinti, sunkiai tai tekstą, nu kažką būn sunkiai parašyti senos, tada iššalį viskas. Nesivargiu. O šitą dabar ir bespausdintinių tokių knygų, dar ir elektroninis ir įgarsintas knygas. Ar anos lygiavertis, kad tavo nuomonė, norėčiau va taip sužinoti? Šiaip anos tikrai reikalingas, nes kelionės, pavyzdžiui, tu pasiėmė net on, kaip laptops, na laptops, kaip čia dabar pasakyti, nu, to išmanio įrenginį. Ir tu gali kelionę skaityti ton knygą. Žmonės įgarsinė, kurį gal skaityti, pavyzdžiui, aš nelaba primatavo, ne arba tur lygas tam tikras, tai janus ir labai reikalingas. Bet tikros knygas nieks neatstos. Juk buvo šnekėti, imkiam, kad į 15 metų atgal, 20. Oi ne, kompiuterė viskas, čia elektroninė knyga, čia tik viskas, nieks neapspausdins, nieks neapnorės. O ne, pasirodo gyvenims parodė savo. Parodė savo, vis dėlto knyga, popierinė ir reikalingesnė. Tikrai paėmė nuo tai ronks, tai jau. Eklapstas knygas tas toks. Taip, ypatingas seni lapą, ką būn. Ane tiesiog būn su senovinės paveikslėlės tokias. Dabar, kai išleid bi šaltesnis sus knygs ir atverti, o jėda kur nutrinta, kur nors kas prikėps, koks sausojins, ane. Aš skaitė. Nu, tava, ko tau reiškia skaitėms? Visi saka, kad skaitėms kažkokia tai nauda duot. Ar duot kokią naudą? Nu, čia matyt, kad kai įpronti, galbūt, kad vot aten vakars ir aš 2 valandas, 3 valandas skiriu skaitėmų. Kiekvieną vakarą. Aš jau geriau viskas, jungiam televizorių, lauku, aš pasiemu knygą, atsisėdu lovų ir aš skaitau. Ir tada ramė, tyla, tu gali susikaupti. Aš bendra ilgą skaitau, man skaitėms ir ilgs. Aš kažko noriu atminti, grįžti atgal, pasižiūri. Nu, ir vėl toliau tęsi. O kaip perskaita per mėnesį tų knygų? Taip, jeigu jau įdėjinas, sakykė, skiri 2-3 valandas, ar kiekvieną dieną, ne, turbūt, ne? Nu, kiekvieną dieną. Tai jau per mėnesį išeina? Nu, išeina tų knygų. Kažkaip nejaučiam, vien gali greičiau perskaityti, kad ne? Kitą kartą ne. O knygas ar gal atstoti draugus? O 3 valandas skiri knygoms. Kaip su draugas tada? Oi ne, draugai svarbus dalykas. Svarbus dalykas. Ypač su draugėm, jau reikia, na, tik knygą aptarti, vis gyvenimą apšnekėti. O skaityti nusibost?
Ar buvo tokiu atveju, kad nusiboda skaityti, man nebenori? Kad ne, žiemai patinka, daugiau norės skaityti, dabar pavasaris, daugiau tų darbų, gamtų, daugiau laiko praleidam, daugiau galbūt išvažiuojam, išeinam kažkur, tai mažiau paskaitom. Knygas įves skirtingas, vis skirtingų rašytojų, vis kažko tai naujo, kažko vertingas. Bet daugiausia, mums patinka, kai mes ateinam į biblioteką ir pasiūla. Va, pažiūrėk šitą tą knygą, labai gertona, visi skaitė, ir aš noriu pabandyti. Labai jau už to mes dėkingi, už to pasiūlymą, už patarėjimą. Ir dar ir man vyrs labai daug skaito. Ons labai daug skaito, bet ons moktų greitesnį skaitėm būtų turėti. Ir ons man ir patar, kad sako, o tau ta knyga labai tiks. Tas šitą sako, tau nelabai tiks. Aš karts paim, galvoju, patikrinsiu, tikrai man netiks. Bet buvom, kad iš tikrųjų skonė, ką gyveni kartu žinai, tam savo skonį. O ko norėtum palinkėti skaitytojams? Kas skaitys, kuo daugiau tų knygų. Ne tik knygų, į žurnalų, į laikraščių, į kad kompiuterį, internet žiūrėti įvairius informacijas. Mes negalėjom būti. Niek neskaitė, būsim visai tokie atsilieki. O da, kaim žmogus, tai turi būti kaip tik tas pranašesnis už to miestietį, a ne galvoti į miestietį, kad a ne į protų bokštą. Iš tikrųjų, visi žymi žmonės yra atėję iš kaimo. Į menininką, į knygas kūrėją, į dailininką, į muziką. Sutinku, Dangelit, su tavimi. To turbūt ir baigsim tau pokalbį. Ačiū tau. Sėkmės. Tai susitiksim bibliotekoje? Susitiksim bibliotekoje. Gerai, ačiū.